O ką tu čia darai? Krabų lazdelės tešloj keptos. O kaip jos gaminasi? Tešla nesudėtinga, paprasta, blyninė. Labiau akcentas, kad kiaušinio būtų daugiau. O tu gali pasakyti, kaip tu tą tešlą darai? Pradedu nuo to, kad įmušu kiaušinius, šiek tiek kepimo miltelių arba sodos, kas ką mėgsta. Šito kiekio, man atrodo, aš dėjau taip 1/4 arbatinio šaukštelio. Po to pusę arbatinio šaukštelio druskos, tada vandens ir miltų pagal konsistenciją tešlos, kiek man reikia, va, tokia va. Tai va. Tada leidžiu pastovėti tešlai, jinai pastovi, tuo tarpu nurengiu iš tų plasmasių krabų lazdeles, supjaustau, sukarpau jas į 3 dalis, kad gautųsi tokie vat nedideli vieno kąsnio sumuštinukai, kepsniukai. Ir viskas. Kažkiek pastovi, pabrinksta ir tada aliejaus, karštam aliejui kepam. Patys matėte, tešlai įsidėjau, kokie žvėriukščiai gaunasi. Tiesą pasakius, taip išsikepa net krabų lazdelės, kurios gyvenime sausai valgyti neįmanomos. Nu, neskanios. Kad skanu. Šitam kepime visada jos bus skanios. Tai va. Niam. Mėgaukitės.